Jau, sveiki visi, čia Viktoras, mane šiaip draugai vadina Vy, draugai ir pažįstami. Čia mano kiemas, mano mopedas ir norim truputį papasakoti apie savo loftą, parodyti, kaip čia pas mane atrodo. Come and check it out. Yo, welcome to Loftland. Einam pračekinsim. Gerai atrodo mano būtas, ar ne? Tai iš tikrųjų, prieš kurį laiką su draugė mes pradėjom ieškoti savo būstą ir galvojom, kur čia gyventi, senamiesty, ar Dėžutėj, ar kokiam ten Vilniaus vartuose. Tai vat, ir iš tikrųjų mūsų draugai mūsų užkrėtė tokia mintimi loftas. Aš pats buvau New York'e, esu dalyvavęs lofto ten visokiuose tūsuose ir taip toliau. Ir ta mintis iš tikrųjų labai patiko, nes loftas yra tokia vieta, kur gali įsireikšti, kur turi daug vietos, aukštos lubos, gali su savo mopedu įvažiuoti motociklu, gali futbolą žaisti viduje, ta prasme. Ir mes pradėjom tada ieškoti savo patalpų, pradėjom per visokias gamyklas vaikštinėti. Ir pirmas vaizdelis buvo maždaug toks. So, welcome to my home. Sveiki atvykę į mūsų svetainę. Kaip matot, kiek čia vietos daug. Čia šokį galima, stalo tenisą pažiūrėti galima, nežinau, šiaip. Iš tikrųjų, man tai, kas labiausiai patiko, kai įsigijom šitos patalpos, yra, kad tu gauni vieną didžiulį kvadratą, jame nebuvo jokių sienų, nieko, viskas, kas čia matosi, viską buvo sugalvota mūsų ir mūsų architektų, aišku, bet esmė yra, kad čia iš tikrųjų tu gauni tokias patalpos ir savo fantaziją leidai daryti, ką tik nori, gali čia baseiną per vidurį pastatyti, gali, it doesn't matter, loftas tame yra cool, kad tai yra nestandartinė, kaip čia, gyvenimo vieta. Ir negana to, aš čia gyvensiu ir šalia pat ir dirbsiu, nes šalia pat mūsų studija, so come and check it out. Tai einam į mano ofisą, šefo kėdę čionais. Jo, sėdim būsimam control room'e. Iš tikrųjų faina, kai turi labai daug erdvės ir gali susikurti vietą, kur gali kurti kažką, kur gali daryti tai, kas tau patinka ir kur gali įsireikšti. Tai iš tikrųjų yra viena iš mano didžiausių svajonių turėti savo įrašų studiją ir dar ją turėti prie pat savo namų. Tai yra 50 metrų nuo chatos, čia tikrai labai svajonių įsipildymas. Čia jau truputį labiau dabaigta, kaimynai jau statosi šiandien. Tai žydinuko bus galima pasėdėti. Ir antresolė pasistatė, kažkaip labai fainai. Ką, esam ant stogo dabar. Čia vasara labai faina. Čia iš tikrųjų dar dastatys vieną aukštą ir ant to aukšto atrodys panašiai kaip čionais ir bus toks relax zonas visai mūsų šito lofto bendruomeniai. Planuojam čia ir barbecue daryti, ir pasisėdėjimus, ir gal... ta prasme, sugalvosim tikrai, kad čia veikti.